Sveiki visi. Aš esu Arnas Barišauskas, atstovauju prekinį ženklą Kankorėžis, esame baldų gamintojai, gaminame nestandartinius baldus. Labiau gal mėgstam sakyti, kad gaminam nestandartinius baldus tarp nestandartinių baldų, nes visa tai, kas yra nestandartiniai baldai, ar ne, tai kiekviena įmonė gaminanti baldus, jie save pristato taip. Tai šiandieną norėsiu šiek tiek pašnekėti apie baldų tendencijas, naudojamas medžiagas ir jų priežiūrą, kas irgi yra labai aktualu. Čia matot man mūsų QR kodą su mano vizitinė, galite prisidėti savo telefone. Taip pat galėsite ir pamatyti mūsų socialinių tinklų paskyras ir taip pat pasiekti jas. Tai važiuojam. Kas inspiravo padaryti tas skaidres, lankėmės turbūt interjero dizainerių laukiamiausiai parodoj Salone de Mobile ir Milano dizaino savaitėje, lankėmės daug įvairių garsių baldų gamintojų šaurumuose, žiūrėjom, kuom jie kvėpuoja, kuom gyvena ir šiandieną šnekėsime apie tendencijas, o po šiuo žodžiu slepiasi tokie dalykai. Tvarumas, labai gerą įvadą mums padarė Nevoteksas, kurie labai šauniai parodė, kiek daug įmonės deda į tą žodį tvarumas, kaip tai rūpi, universalus dizainas, technologijų integracija balduose ir įvairios formos bei spalvos. Taip, tai šiek tiek apie tvarumą. Tai rinkos paklausa. Viena iš sudėdamųjų dalių, kuris slypi po tvarumo žodžiu, dėl ko įmonės taip smarkiai rūpinasi tuo, kadangi tai yra svarbu vartotojui. Tai vienas iš dalykų, dėl ko verčia visus pasitempti, tai yra vartotojų poreikiai, įmonės priverstos yra stengtis dėl vartotojų. Ir perdirbti produktai, ekologiški produktai daro labai didelę įtaką vartotojų pasirinkimui ir galutiniam sprendimo priėmimui. Reguliacijos ir standartai. Tai kolegos Nevoteks pristatė irgi, kaip daug įdeda darbo, kad gauti tam tikrus sertifikatus. Taip pat ir valstybinės organizacijos įvairios reguliuoja ir griežtina tam tikrus ekologinius dalykus, kad įmonės atsisakytų kuo daugiau cheminių medžiagų gamybos naudojime, kad išmestų kuo mažiau CO2 į aplinką, vat ką ir pasakojo, kad vietoje 8 tik 0,5 lieka, ar ne, tai iš tikrųjų įspūdingi skaičiai, dėl ko mes tampame ekologiškesni. Gamybos procesai, tai įmonės deda labai daug investicijų į tai, kad galėtų pagerinti savo procesus. Naujos technologijos, jos automatiškai veda prie to, kad įmonės išmeta ir CO2 mažiau į aplinką ir veiksmingiau viskas dirba. Tai ilgamžiškumas, tai kas liečia baldus, labai svarbus dalykas ir šitą žodį aš rišu kažkiek ir su pačiu dizainu, kadangi geras dizainas neatsiejamas yra nuo kokybiškų medžiagų. Jeigu mes turime iš kokybiškų medžiagų pagamintą baldą, ar tai būtų faneruotė, akmuo, tai mes laikui bėgant matom tik tais tą natūralų nusidėvėjimą, pasibraižymus ir panašiai, bet tas baldas, jisai ir po 10 metų, jisai atrodys kokybiškas, gero dizaino baldas. Tai nebijokim išleisti šiek tiek daugiau pinigų skirdami baldų gamybai ir turėti gerą daiktą ilgai, negu kad pirkti pigiai ir greitai. Išmesti ir vėl pirkti naują. Tai tokiu būdu tikrai ir pinigų sutaupome ir turime gerą dizainą bei ilgaamžius baldus. Dar vienas dalykas,
kad kokybiškų medžiagų baldus galima atnaujinti. Tai reiškia, medį galima nušlifuoti, peralyvoti, akmenį lygiai taip pat prižiūrėti. Jeigu mes kalbėsime apie pigesnės laminuotas medžiagas, jų vienintelis atnaujinimas tai yra keitimas, naujų produktų pirkimas. Ir socialinė atsakomybė, tai vėlgi, ką kolegos ir šnekėjo, tai įmonės ne tik jas verčia institucijos ar ne pasitemti, bet požiūris ir pačių įmonių keičiasi. Jos nori atrodyti ir būti ekologiškesnės, lygiai taip pat dalyvauja įvairiose socialiniuose renginiuose, ypatingai baldinių medžiagų gamintojai, plokščių gamintojai atsodinėja miškus, stengiasi gaminti plokštės iš perdirbtos medienos, tai reiškia vežasi senus medžius, senus medinius baldus, visą tai perdirba ir gamina naujas medžiagas gamyboje. Taip. Universalus dizainas, tai kai baldai atitinka įvairius naudotojų poreikius ir turi platesnį funkcionalumą, su ko jau turbūt susiduriam paskutinius 10 metų, jeigu žiūrėsim į biurus, labai plačiai jau yra paplitę, kad praktiškai naujose biuruose visur yra reguliuojamo aukščio stalai, kurie būtų pritaikyti, galėtų būti pritaikyti ir aukštesniem, ir žemesniem žmonėm, kad galėtų žmogus nepavargti, atsistojęs padirbti ir panašiai. Lygiai tas pats yra ir su virtuvėm. Mes turime virtuvės, kurios gaminamos, pavyzdžiui, biurose, bet nesinori turėti virtuvės tenais. Yra sustumiamos duris, kurios visą virtuvę gali uždaryti. Tai turime video iš Italijos, lygiai tas pats, sustumiamos duris ir ištraukiamas stalas, kuris pasikelia, sueina į vieną plokštumą, padidina darbastalį ir puikiai galima išnaudoti darbo plotą. Taip, baldai pritaikyti įvairioms erdvėms. Tai vėlgi šių laikų dizainas, tai galbūt liečia labai perdirbto plastiko baldus ir panašiai, kadangi perdirbto plastiko baldai gali būti naudojami tiek vaikų kambariuose, tiek interjere, tiek ir lauke, nes nebijo atšiaurių lauko sąlygų, lietaus, ultravioleto ir lygiai taip pat tas nusidėvėjimas jisai atrodo natūralus. Tai bendra tendencija tikrai yra tokia, kad net vaikščiojant ir pačioj, kas man pačiam įstrigo labai, Milano dizaino savaitėje ėjom, kadangi labai daug vyksta renginių, radom tokį japonų 3D printerių spausdintą iš mažų gabaliukų įvairius baldus, didžiulius baldus. Ir pamatai įspūdingas vaizdas iš tikrųjų, bet mes kaip visuomenė patys bręstame ir iš karto ta mintis, bet tai kiek čia plastiko yra? Tada tu prieini, pradedi žiūrėti, visa tai yra iš perdirbto plastiko, kuriamas naujas dizainas, nauji įdomus dalykai. Tai ir naudojami moduliniai segmentai, tai jeigu norime užpildyti didelę sieną, pertvaras, tikrai naudojama daug baldų modulinių, kad tu galėtum iš modulių susidėlioti didesnį baldą, pritaikyti savo erdvėj, netgi laikui bėgant, modulinius baldus gali perstatyti, pakeisti jų dizainą ir turėti iš tų pačių segmentų sudėliotą kitą baldą. Technologijų integracija. Tai mačiau ir šioje parodoje bus diskusija išmanių namų ir turbūt ne vienas stendas yra, kurie pristatinės būtent išmanius namus. Baldai neatsilieka nuo to. Baldai yra pririšinėjami ir jau mūsų projektuose pririšinėjami prie namų, prie išmanių namų sistemų. Tai yra tekę ir gaminti baldą, kuris turi elektrinį liftą.
ir iš jo išvažiuoja televizorius, kai tu televizorių tik tais įsijungi. Tau nereikia nieko spausti papildomai, kad tas liftas veiktų, užtenka įjungti televizorių, jisai išvažiuoja iš spintelės ir tu gali žiūrėti. Tai visiškai paslėptas televizorius, jeigu tu dienos metu jo nežiūri, tu jo net nematai. Tai technologijos neatsiejamai seka ir baldų tendencijas. Lygiai tas pats siurblio, kadangi jau robotas siurblys ne naujiena niekam, turbūt jau nelabai kas įsivaizduoja namų be jo. Tai netgi yra specialūs garažai, ar ne, tai pakėlimo mechanizmas. Įsijungiant siurbliui, varteliai atsidaro, jisai išvažiuoja, atlieka savo darbą, grįžta namo ir varteliai užsidaro. Tai ką irgi gan dažnai tenka montuoti, tai yra belaidžiai telefonų įkrovikliai. Vėlgi, visa tai veda prie estetinio bendro vaizdo. Baldas neturi papildomų laidų. Ta įkroviklį visada rasi toj pačioj vietoj, nes dažnai būna namuose, ar ne, jeigu turim laidinius, kad atėjai vieną dieną krauni čia, kitą dieną jau jo nebėra, ieškai po namus. Tai belaidžiai įkrovikliai tikrai populiarus ir gan geras sprendimas. Liftai ir furnitūra, tai jau ką ir šnekėjau apie pakėlimo liftus, tai gali būti ir išvažiuojantis baras iš salos, tiek ir televizorius, apie kurį šnekėjau, nuleidžiamas televizorius, pakeliamos lovos ir panašiai. Ir furnitūra taipogi pritaikyta, kiekviena elektra valdoma furnitūra gali būti pririšta prie išmanių namų, suprogramuota ir tiek apšvietimas, tiek ir furnitūra gali būti valdoma kartu su išmaniais namais. Interaktyvios funkcijos jau dabar yra sukurtų interjerų projektų, po kurios tu gali pasivaikščioti užsidėjęs virtualios realybės akinius. Tai šitas dalykas ateityje, manau, bus neišvengiamas. Mes dabar turime jau gan sunkiai atskiriamas interjero dizainerių fotorealistinės vizualizacijas, kur kartais žiūri ir nesupranti, ar tai nuotrauka, ar tai yra įgyvendintas projektas. Tai su virtualios realybės akiniais mes vaikščiosim po namus tikrai po 5 metų ir atrodys, kad jau vaikštome įrengtose savo namuose. Taip. Prašokom truputį. Tai čia irgi vienas iš showroomų, apšvietimai, elektra valdomi mechanizmai, galinės sienelės su LED pašvietimu, kurie šviečia ne tik juostelę, bet visą sienelę, suteikdama šviesų vaizdą. Ypatingai populiarūs pakėlimo mechanizmai, jeigu yra aukštos spintos, kur sunku pasiekti, nuleisti mechanizmus, mygtuką galima įsiprezuoti į bet kurią baldo vietą, tai tu gali turėti, pavyzdžiui, kondicionierių aukštai kažkur, įsirengti mygtuką apačioje ir valdyti tai pakėlimo mechanizmą. Labai geras pavyzdys įrengtų išmanių namų, kur yra nemažai integruotų ir baldų išmanių, sakyčiau, tai yra Jungo showroomas Vilniuje, tai tikrai kreipkitės, jie mielai priima visus norinčius ir parodo savo stebuklus. Tiek besisukančius televizorius pagal žmogaus žingsnius, tiek apšvietimus ir panašiai. Taip. Formos ir spalvos. Taip jau čia nutikė, kad mes visai šalia ir stiklitos, ir akmenistų matau. Tai labai daug stiklo matėme parodoje, kas rodo, kad grįžta stiklas, gal ne kiek grįžta, jisai visada buvo, bet tikrai jo bus daugiau. Ir teko matyti tiek ir minkštų baldų, integruotų į stiklinius rėmus, tiek ir stalų, stiklinių kėdžių, staliukų įvairių ir taip toliau. Kas buvo labai smagu matyti, kad išėjome iš tų juodų ir pilkų visų spalvų
pagaliau atsirado spalvos, įvairios spalvos, kurios tikrai pagyvina mūsų gyvenimą. Šių dienų geopolitinė situacija tokia, kur tikrai norisi ir kažkom pasidžiaugti. Spalvos tai labai praturtina. Ir įvairios formos, tai lenkti kampai, jeigu mes turime įvairius svetainės baldus, TV baldus, tai neatsiejamas praktiškai jau dalykas, tiek mums patiems skaičiuojant, kad mes turime lenktą kampą, apvalintą detalę, kuri suminkština namų visą pojūtį. Baldų gamyboje ir interjere naudojamos medžiagos ir šiek tiek apie tai, kaip jas prižiūrėti, arba labiau ko jos bijo. Tai yra stiklas, taip jeigu apimti, tai stiklas, faneruotė, nerūdijantis plienas, dažytas MDF-as ir akmuoja yra iš tų aukštesnės klasės medžiagų, kurios tikrai suteikia ilgamžiškumą baldams. Praktiškai visos jos bijo abrazyvinių valiklių, bijo kempinėlių abrazyvinių ir reikėtų šiek tiek atsargiau su jais elgtis. Stiklas, tai visi žinome, kad stiklą galima valyti su stiklo valikliais. Biopabraižymų stiklas yra trapesnė medžiaga. Niuansas gal su kuo mes susidurime, kadangi gaminame nemažai ir veidrodžių, kai gaminame viso, tarkim, namo ar buto baldus, tai turime tokią galbūt ne problemą, bet edukaciją klientam su veidrodžiais. Jeigu veidrodžiai turi rėmelį, būtina stiklo valiklį purkšti netiesiai ant stiklo, kad jokiais būdais nepatekėtų į tarpelius tarp rėmelio ir veidrodžio valikliai, kadangi gali išgraužti apatinę nugarinę foliją veidrodžio ir taip veidrodį galima sugadinti. Tada mes galvosim, kad nekokybiškas veidrodis ar nekokybiškai pagaminti baldai, tai reikėtų visada valiklį purkšti ne ant veidrodžio, o ant šluostės ir tada tik tais valyti viską. Jau matau kraipo galvą, turbūt kažkas pažįstama. Taip, tai faneruotė viena mėgstamiausių mano paties medžiagų, kadangi galima presuoti ant tų pačių lenktų formų, galima išgauti įvairias formas ir matome natūralų vaizdą. Su faneruotė yra niuansas toks, kad jeigu mes turime baldus bent kelis mėnesius ir sugadinsime detalę, jos nauja nebepakeisime, kad jinai atitiktų visas kitas detalės. Tai vėlgi, kaip ir su natūraliu medžiu, ji yra lakuota arba dengta kitais paviršių atsparinančiais denginiais, bet reaguoja į ultravioletą, keičia laikui bėgant spalvą. Nerūdijantis plienas, pastaruoju metu interjere tikrai rasim nemažai tiek ir stalų, stalviršių, virtuvinių senelių, kojų dengtų nerūdijančių plienų. Vėlgi medžiaga yra pati iš savęs kieta, atspari smūgiam, bet bioabrazyvo, jinai braižosi. Tai pakankamai gera medžiaga, suteikianti labai daug estetikos interjere. Akmuo, apie akmenį turbūt galima čia būtų daryti atskiras skaidres, bet niuansas yra toksai, kad negalima rinktis akmens ir tada privesti, kurį naudoti. Reikėtų kreiptis į akmens gamintojus, konsultuotis būtinai, kai kurie akmenys turi didelį įgeriamumą, netinkami virtuvės naudojimui, bet yra alternatyvų. Ir matau, šitame stende lygiai taip pat turi gerų alternatyvų, kur yra 0% porėtumo, neturi visiškai įgeriamumo ir tikrai ilgamžiai akmens natūralių mineralų gaminiai. Ir dažytas MDF-as, tai vėlgi, ką mes ir parodoje, ir važinėdami pamatėme, kad grįžta blizgus paviršiai, tai reiškia, jeigu yra su ryškesnėm spalvom dažytas MDF-as ir yra svetainės baldai, praktiškai būtinai jie bus blizgus. Ir tai, ko mes turėjome paskutinius turbūt 10 metų
matinius paviršius, tik matinį, ar turit matinį, nuolatinis klausimas būdavo. Tai po truputį eina matinės spalvos į užkulčius ir turėsime blizgių paviršių erą. Tai va. Tai ačiū labai už pristatymą, už išklausimą ir nepamirškite nusiskanuoti QR kodą.